Daržininkystėje įprastai yra dvi pusės. Tai pavyzdžiui, kairiai pusėje žmonės, kurie visad ir viską tręš, kad augalai būtų geriau, ir dešiniai pusėje žmonės, kurie nieką nenaudoja ir duod augalui augti natūraliai. Tai kuris kelias iš šitų yra teisingas, šiandien mes ir pabandysim išsiaiškinti. Loreta, dabar mes susėdam vos ne kaip gyvenimą būdą laidoj, va po obelait ant kėdučių gamtoj ir šiandien pašnekėkim apie tokius trąšus, kurias naudodavo mūsų, vos ne protėviai turbūt, bet tėvai ir seneliai. Jo, tai galim sakyti, kad organinės trąšos turbūt. Tai pavyzdžiui, bananų žievė. Ar jūs esat susidūrus ir ar čia yra gera priemonė, ar geriau būtų pasirinkti, pavyzdžiui, kažką kitą? Tai yra gera priemonė, nes, kaip pats minėjai, tai yra organinė medžiaga. Ir įterpus į dirvožemį, jinai ne tik atpalaiduoja maistinės medžiagas, bet dar yra maistas ir bakterijom. Ir didina dirvožemį į patį humusą, kas yra labai svarbu. Tik tai, ką esu pastebėjusi, yra daromos kai kurios klaidos. Yra vieni, kad užkasinėja cielas žievės bananų arba tik gabaliukais stambesniais sukapoja ir užkasinėja po augalais arba įterpinėja į dirvožemį. Blogumas tame tik tai, kad galim prisišaukti graužikų kenkėjų. Bananas šiaip daržovėm tinka praktiškai visiems augalam kaip kalio šaltinis. Aš pati tą darau, tai efektyviausiai yra jį smulkiai susmulkinti, kokias 2-3 dienas užmerkus vandenį palaikyti ir atsiskiedus palaistyti augalus. O šiaip efektyviausia tai būtų dėti į kompostinę ir tada rudenį arba kitų metų pavasarį prieš sodinimą daržovių įterpti į dirvožemį. Gerai, o tai pavyzdžiui kiaušinių lukštai, aš atsimenu, kad mano močiutė, jeigu neklyst, trupindavo lukštą ir tad barstydavo, nes ten daug kalcio ir gal dar kažkokių medžiagų. Jo, tai tikrai didelis yra kalcio šaltinis kiaušinių lukštuose. Tik tai šita priemonė netiktų labai rūgščiuose dirvožemiuose, jei mes norėtume pakelti jo pH. Čia geriau naudoti silpnai rūgščiuose arba šarminguose, kaip sakau, palaikyti tą tolygų pH lygį. Ir vėl iš kiaušinio lukšto palengva tik tai atsipalaiduoja kalcis. Tai jį reikėtų labai susmulkinti pirmiausiai stambiais lukštais, neišmėtyti. Nes iš lukšto pagal įvairius šaltinius kalcis atsipalaiduoja iki 2 metų netgi. Oho. Tai va, jeigu mums reikia greito efekto, tai geriau naudoti kalkinės priemonės, bet jei mes norim palaikyti tą pH lygį, kiaušinis vienareikšmiškai tinka. Tinka gerai susmulkinus, sodinant pomidorus, nes jie yra jautrūs kalcio trūkumui, ir yra dar eilė daržovių. Nu ir dar vieną organinę trąšą, kurių turbūt visi naudoji, tai yra kava. Aš neatsimenu, ar man savo akim teko matyti, bet tikrai žinau, kad labai naudojams dalykas yra. Kava taip pat yra gerai, kaip minėjai, taip pat yra organika, o organika gerai yra kuo, kad vėl mikroorganizmo maistas, ilgalaikės maisto medžiagos dirvožemyje. Taigi, jau einam, atliksime eksperimentą su kavos tirščiais ir pažiūrėsim, ar jie tikrai rūgština dirvožemį. O kas šitam bukmedžiui atsitiko? Atrodo, kad nebegyvsiu. Iš kur čia prisirinkot? Geriau. Rytas vakaras, ruošiausi. Žinia, ilgai užtruko. Ne, nedaug, žinok. Porą šauktų į puodelį ir viskas. Jo. Tai va, pasimatuosim dabar pH pačių tirščių. Išgėrus kavą. Čia bus mandrus aparat. Ir patikrinsim pačios kavos jau gėrimo pH. Visos rūgštys iš kavos tai iš tikrųjų išeina į patį tirpalą, į patį kavos gėrimą. Čia roda, ne? Jo, pH yra 7. Va, ir dabar pasitikrinsim pH pačio kavos gėrimo. pH 7 neutralus, jis tikrai negali rūgštinti, o va, ką noriu parodyti, kad kavos gėrimas yra 5,3 pH, tai jau yra silpnai rūgštus. Tai aš šitą eksperimentą supratau tiek, kad jeigu norim parūgštinti dirvų, tai reiktų rūgštinti su kavos gėrimo, nes atiršiai. Šiuo atveju taip, yra efektyviau su pačiu kavos gėrimu, tik tai klausimas, ar tai tavo pigiai atsieis. Geriau jau naudoti tikrai kitas priemonės, kad dirvožemį pasirūgštinti. Loreta, praeitų savaitę atlikom vaismedžio apžvalgų.
bet per tų laikų Lietuvą alina didžiulį karščiai, tai gal reiktų pažiūrėti, kaip daržovė sukovoja su tais karščiais. Tikrai taip, čia buvo labai karšta ir natūralių priemonių gali neužtekti, tai einam pasižiūrėti. Nu, tai šiuo atveju aš jums jau perduosiu Kamiliai, nes ji biški rimtesnė specialistė negu aš. Tai ką, Loreta, su Nojum pakalbėjot apie tropinius karščius, dabar kaip tik užėjo tropinė liūtis po tokių karščių, tai dėl to esam šiltnamy ir apžiūrėkim, kaip tie mūsų augaliukai ištvėrė karščius. Šito šiltnamio šeimininkė, kaip matau, priežiūrą labai gerai atlieka, nes žiūrint į augalus, tai tik tai matosi dėl karščio galva pasigardinėlę truputį lapeliai. Na ir gal didesnę, matau, bėdą agurkėliuose. Dėl to karšto sauso oro trūksta neįsavina augalai boro. Tai čia tas toks šviesus, Taip, kad yra taip. agurkiukas. Taip, ir nemažai skundžiasi, kad per šitus karščius agurkai užuomazgas tiesiog atmetinėja. Tai reikėtų tikrai sureguliuoti pirmiausia drėgmės režimą dirvožemyje, palaistyti dažniau ir bent porą kartų palieti su boru. Tai šiandienos mūsų tema vis dėlto yra apie tai tręšti ar netręšti, nes kaip ir Nojus sakė, ir iš tikrųjų žmonės yra pasiskirstę į dvi stovyklas. Taip. Vieni tręšia, kiti ne ir dar tokie trečiai yra pusiau, kurie tręšia su natūraliom medžiagom. Tai Loreta, jūs sakykite tada, kada natūralių jau neužtenka. Šiuo atveju natūralių trąšų dar užtenka ar jau nebe? Žiūrint į agurką, tikrai matom, jau elementų yra trūkumas, tai su natūraliom organiniam trąšom mes nekompensuosim, nes, kaip minėjau, iš organikos labai lėtai atsipalaiduoja maisto medžiagos. Šitoj vietoj efektyviausia būtų panaudoti skystas trąšas ir kadangi jau turim vaisius, tai tiktų universalios trąšos arba dar truputį su padidintu kalio kiekiu. Tai pirmiausia, žiūrėčiau vėl į azoto fosforo kalio santykis, turėtų būti vienodas, plius minus. Aišku, idealu, jeigu turime mikroelementų ir dar įdėtų organinių medžiagų, tai kaip fulvinių ir amino rūgščių. Fulvinės amino rūgštys nėra maistas, tai biostimuliacinės medžiagos, kurios ypač po karščių suaktyvina augalų fotosintezę, pagerina kvėpavimą. Vėl kai įkaitęs dirvožemis, silpniau šaknų sistema dirba, o būtent biostimuliacinės medžiagos stimuliuoja naujų šaknų augimą ir atsinaujinimą. Aš kaip tik norėjau šito klausti, dėl to, kad vis tiek po karščio augalai patiria stresą, Taip. tai kada reikėtų juos jau pradėti tręšti? Jau kai iš karto praėjus karščiui, kažkiek palaukti, kol, jeigu tarkim ir lauke daržovės yra, palaukti kol nulis, ar kokia instrukcija būtų? Šiltnamį tai gal taip gerai palijam, bet tas pats ir darže, jeigu laistom. Gerai pirmiausia atlieti, paskui ruoštis trąšų tirpalą, tada patręšti. Tai ką, Loreta, turim labai gražius agurkus po liūties, lapai nelabai švarus, bet dabar apžiūrėkim, kaip atrodo mūsų agurkai lauke, ne šiltnamį po sausros. Čia irgi matom, kad vieni augalai yra labai stiprus ir gerai įsikabinę ir kažko neparodo labai blogo, bet va, turim augaliukų tokius silpnesnių, kur ryškėja kaip ir magnio požymiai trūkumai. Va, čia irgi kaip šiltnamį tas pats, va, ar ne? Taip. Čia dėl sausros augalai neįsavina, kai sausa žemė kalcio, boro, kalio. Ir iš organinių trąšų mes tikrai greitai to augalui nepaduosim. Tai jeigu mes norim gausaus derliaus, vienareikšmiškai turėsim dirbti ir su skystomis trąšomis. Ir su purškiamom, kaip kalbėjom, irgi tas pats laukia, bet po lietaus, kaip sakėte, ar ne? Taip, tai geriausia po lietaus, va dabar palaukti kokią dieną, kad tie augalai nuo to karščio atsigautų ir būtų efektyvų tada prapurkšti truputėlį, ne tik palaistyti. Nes prapurškimas duos jiems greičiau tą tokį Taip, per atsistatymą. lapus, per ląsteles daug greičiau įeina maistiniai elementai ir jie greičiau pradeda įsijungti į visus biocheminius procesus, fiziologinius procesus augale. Tai kaip suprantu, tiek lauke, tiek šiltnamyje, jeigu agurkui reikia pagalbos, mes įtrešiam universaliom trąšom, kur santykis yra vienodas. Taip, o jeigu vaisių yra daugiau, tai galim dar papildyti kalio elementų. Ir jeigu jau labai augalai sustresavę, tikrai padėtų biostimuliacinės medžiagos, kaip amino rūgštys, fulvinės rūgštys. Tai gerai, Loreta, apie agurkus jau viską išsiaiškinom. Tai yra daržovė, kuri vaisius augina viršui, bet pavyzdžiui, žiūrim dabar čia yra svogūnai, Taip. kurie yra auginami ir laiškams,
Ir dėl pačio svogūno, ar ne? Ropelės, taip. Ropelės, tai yra burokėliai būna, taip pat šaknegumbiniai, Šaknevaisiai. paskui būna morkos, taip. dar kažkokie kitokie. Ko čia reikėtų tręšti? Tai ropeliai, kaip ir daugumai daržovių, antroji vegetacijos pusė reikalingas elementas kalis. Tai kalis yra numeris 1. Taip. Tai šiandien dienai reikėtų patręšti kalių, kad būtent jie formuotų tą didesnę ropelę, iš laiškų transportuotų maistinės medžiagas į ją ir jinai taip Į didėtų. šaknis, ar ne? Taip, taip. Aišku, prieš tai kaip visada palaisti tikriausiai pasakysi. Vienareikšmiškai. Tai aš jau Dabar baigiu viską išmokti. Po lietaus tai gal ir nebūtina. Bet jeigu būtų sausa, tai pirma vanduo, paskui eina trąšų tirpalai. Gerai, Loreta, tai galų gale pasakykit, tręšti ar netręšti? Jeigu nori derliaus ir nenualinti dirvožemio, bet kuriuo atveju reikia tręšti. Organinės trąšas reikėtų derinti su skystomis mineralinėmis trąšomis.